Tai sveiki, Vugo tinklalaidės klausytojai. Šiandien mes turim labai ypatingą mokyklos viešinę, tai yra mokyklos direktorė. Sveiki. Sveiki. Kaip jūs, direktorė, laikotės? Jau vasarėlė atėjo? Vasarėlė atėjo. Jau ir šiandien buvau prie ežero, nes iš tikrųjų, kai jau mokslo metai pabaiga, jau paskutinis skambutis nuskambėjo, jau trečiokų nebėra, jau, žodžiu, mažai mokinių beliko, tai kažkaip toks jau atsipalaidavimas. Neliūdna paleisti mokinius, ketvirtokus ypač? Visada liūdna, kada kažkaip susigyveni su tais vaikais, pažįsti, matai, visada liūdna, bet man tai tokio didelio liūdesio nebūna. Man kažkaip tai būna vis tik šventė kažkokia, baigimas, kažko tai pasiekimas ir, žodžiu, liūdesio nebūna. O ar daug mokinių sugrįžta į mokyklą vis ar šiaip pasisveikinti ar kažką? Žinoma, kad sugrįžta. Ir daug sugrįžta ir ateina kiti su termosiuku savo arbatos ir sako, gal galim pasišnekėti, arbatos išgerti, visada malonu, visada smagu. Būdavo, kai aš dar turėjau auklėjimąją klasę vienu metu, čia dar pradžioj savo šitų pareigų, pabaigiau ją, tai ateidavo čia į aikštelę ir rugsėjo 1 dieną tikrai labai daug vaikų ir su visais susitikdavom, kalbėdavom. Kažkaip anksčiau išeidavo mokiniai ir tos klasės, kurios išeidavo, jos labai norėdavo vėl susitikti. Ir tikrai labai daug klasių, jos tiesiog palaiko ryšį, susitinka, pasikviečia mokytojus, tai man būna visada smagu. Vėl pamatyti, vėl susitikti, vėl pakalbėti. Dabar kažkaip man atrodo šiaip tie tokia gal mokinių bendruomenės mažiau taip jos yra tokios. Susibendrauja, gal toks biški šaltumo yra, ne? Palyginus anksčiau. Palyginus anksčiau, nepasakyčiau, kad šaltumo, bet jos būna tokios platesnės. Jau dabar kažkaip, kai išsiskirsto tie vaikai 11 klasėje į atskirus rautus, tai praktiškai, kai baigia, tai jiems atrodo, kad jie visi 150, kaip yra viena didelė klasė. Bet iš tiesų tai labai priklauso nuo klasės kolektyvo, nuo jų bendravimo ir buvimo kartu mokykloje. Ir kai kurie tikrai labai dažnai nori susitikti. Bet ta mada klasių susitikimų, aišku, anksčiau buvo didesnė. Ir tie mokiniai, kurie baigė prieš 20 metų, prieš 30 metų, tai jie visada laiko didelę šventę vėl susitikti, pasikviesti mokytojus, pasikalbėti, pasidalinti savo pasiekimais, viskuo. Ir man tas patinka iš tikrųjų. Man dar įdomu labai kaip su alumnais. Ar kai iš karto baigi mokyklą ir gali tapti alumnu, ar kaip tai veikia? Gali. Mes tą alumnų klubą įsteigėm labai neseniai. Ir iniciatoriai buvo, praktiškai aš pakviečiau mokinius, kurie buvo baigę mokyklą jau labai seniai. Ir jie sutiko ir iš pradžių galvojo daryti kaip atskirą organizaciją su savo biudžetu ir taip toliau, bet paskui mes nusprendėm, kad geriau daryti tokią platesnę, visiems prieinamą. Ir įsikūrė tas alumnų klubas, padarėmės vieną tokį susitikimą, buvo virš 200 žmonių, visai smagiai praėjo, bet paskui užklupo pandemija. Ir tos pandemijos metu kažkaip nunyko tos veiklos ir dabar dar mes neatsigaivino tas klubas, bet aš tai labai būčiau patenkinta, jeigu jis tikrai veiktų pakankamai plačiai, nes iš tikrųjų yra padaryta nemažai tokių darbelių ir man atrodo, kad tai turėtų būti tas klubas ir į jį galima, aišku, pakliūti, ten nėra tokios oficialios registracijos, bet įsijungti į tą veiklą galima. O kai jūs lankėt mokyklą, ar ėjote į kokią popamokinę veiklą, būrelius kažką? Ėjau daug kur labai tikrai, atsimenu, gimnastiką buvau, šokių ratelį buvau, chore buvau, agitbrigadose kažkokiose ten taip pat buvau, žodžiu, krepšinio būrelį kažkiek tai irgi lankiau, žodžiu, daug būrelių, nes tais laikais, žinot, gyvenimas buvo siauresnis. Jeigu būdavo taip, kad, tarkim, aš baigiau Šilalį, tai yra miestelis mažas, kurį labai myliu iki šiol labai vertinu ir mėgstu ten važiuoti, tai tengi, kaip ir tais laikais, kaip ir kitur, nelabai tų veiklų kitur buvo mokiniams tokių kažkokių.
Tai viskas buvo mokyklos būreliai, renginiai, šventės, sporto šventės, tiesa dar smuiku grojo. Tai va tokiam orkestrėlyje privačiam vienos mokytojos organizuotam. Tai žodžiu, tų veiklų buvo daug ir labai dalyvaudavau tikrai visur. Ar išliko iki dabar veiklos? Pomėgiai? Ja. Na, aš kada studijavau pedagoginiam institute, tai dalyvau liaudės dainų ir šokio ansamblyje Šviesa, tai dalyvaudom įvairiose dainų šventėse, festivaliuose, vakar Gaudeamus vyko, galvoju, Gaudeamus ir prisiminiau, kaip mes Tartu buvom Gaudeamus, kaip mes buvom Taline Gaudeamus ir taip toliau, tai pagrindinė tokia mano veikla, ta prasme, po pamokinė instituto laikais tai buvo tas ansamblis. Keliaudavom labai daug, atsimenu, į Odesą važiavom, į kitas vietas, kur koncertuodavom po Lietuvą ir po Sąjungą, po visur. Mėgstat keliauti? Aš labai mėgstu keliauti. Kokia mylimiausia šalis, kur buvot? Aišku, aš buvau, kažkada mėginom suskaičiuoti, juokais taip, daugiau kaip 40 įvairių šalių ir ne po vieną kartą, po daug kartų, kai kuriuose netgi 3-5 kartus. Tai, bet man tokia kaip vertingiausios kelionės, kur paliko man didžiausią įspūdį. Aišku, visos Europos šalis, kur buvau, visur buvo labai įdomu ir labai smagu ir būdavau dažnai tokiuose komandiruotėse, dalykinėse kelionėse. Bet iki šiol man vis tik labiausiai įspūdį yra palikę Japonija. Porą kartų ten teko būti irgi, ne turisto vaidmenį, bet mes buvom 2 savaitės buvome, reiškia, kaip Lietuvos atstovės, toks buvo tarptautinis projektas, 27 valstybių iš viso pasaulio, istorijos mokytojų ir geografijos, tai buvo labai įdomi programa, labai daug pamatėm ir labai susidraugavom, tai po to vieną naktį nakvojau vienoje šeimoje japonų, ten visi buvo paskirstyti. Tai taip jiems kažkaip patiko ta mūsų bendrystė, kad sekančią vasarą pas mane jų 6 atvažiavo į Lietuvą. Taip pat, aišku, Izraelis man paliko įspūdį, irgi buvau holokausto seminaruose 2 savaitės. Kvalifikacinė kelionė buvau Kinijoje 10 dienų, irgi buvo labai įdomu, ir visose kitose, bet aišku, pirma kelionė, kuri paliko įspūdį begalinį, tai buvo sovietiniais laikais, dar čia senai, istorikams buvo organizuota kelionė į Egiptą. Tai mums buvo taip nauja viską, tas Luksoras ten ir tos piramidės ir visa kita, tai kad grįžus visiems vaikams rodydavau, tas skaidrės, viską, tai sakė man, prieš porą savaičių mergaitė tokia iš tų laikų buvo atėjusi aplankyti irgi mane sako, žinokit, po visų jūsų tų pasakojimų apie Egiptą, apie antikinį pasaulį, po tų skaidrių mūsų pusė klasės buvo susigalvoję būti archeologais. Tai žinot, tais laikais tai buvo nauja, tai buvo tokie nepažįstami potyriai, nes tai buvo labai kitaip, negu mes gyvename. O jūs Erasmusui į kiekvieną kelionę važiuojat? Ne, aš negaliu važiuoti kiekvieną. Aš tiesiog važiuoju, mes turėjome šiais metais, sakykime ar ne, 4 Erasmusai po 4 valstybės be Lietuvos. Tai reiškia, yra iš viso 5 valstybės, tai yra 16-20 kelionių, tai niekada negali visas važiuoti. Tai važiuoju ten, kur man, pavyzdžiui, kažkaip atrodo, faina kompanija, geras kolektyvas ir važiuoju tenai. Aišku, visada norisi važiuoti ten, kur dar nesi buvęs, bet dažnai labai keičiasi miestai, sakykime, Italija, Turkija arba ten kiti, tai keičiasi tos vietos buvimo ir labai skirtingos kultūros ir skirtingi žmonės, bet tikrai noriu pasakyti šiais metais, kad tose kelionėse, kai mes priėmėm svečius ir išlydėjome, sutikome labai, be galo daug gerų žmonių, labai buvo įdomios patirtis, tokia įdomi, graži bendrystė, kuri, tiesiog, kaip sakau, suteikia sparnus toliau, norisi kažką daryti. O dabar, sakykime, esu jau įsijungusi labai į organizavimo kelionės į Stambulą mokyklos mokytojams. Mes planuojame lapkričio mėnesį važiuoti ten ir aš jau dabar galvoju, kur aplankyti, ką nueiti, ką daryti. Visą laiką reikia būti žmogui tokiam įsimylėjimo procese.
būsenoj tokio geroj. Tada labai su džiaugsmu darai ir tada viskas labai gerai sekasi. O ar kiekvienais metais Erasmuso šalys keičiasi, ar tik tai miestai keičiasi? Keičiasi šalys, tai nežinia kartais, ką gauni. Šiaip jau tai čia yra didelis darbas, aišku. Aš, pavyzdžiui, po praeitos savaitės, kai pas mus buvo tas paskutinis mobilumas, kurį iš penktadienį, šeštadienį išlydėjome visus svečius, nuvežė į uostą, atsisveikinį, visi tie užsiėmimai, renginiai, vakarienės, kažkaip labai daug duoda tokių emocijų, tai sakau, jau šią savaitę, pradedu tokia jau, stengiuosi save nuraminti, kad vėl kažkur galėčiau pradėti įsijungti, bet šalys, kaip sakau, reiškia, keičiasi be abejo, bet miestai keičiasi, bet tai nepriklauso nuo mūsų. Kartais mes galim pasirinkti, bet dažniausiai tai ne. Tai būna, kas nukrenta, tas nukrenta. O čia mūsų mokykla, ne kiekvienoje mokykloje Erasmusai vyksta? Mes tiesiog jau dabar esame įsijungę į tą procesą ir mes turime tokių bendrų draugų, kurie padeda tuos projektus rašyti ir tada jau su kažkuo tai bendrauja, esi kontaktai ir jau jie pakviečia, nes aš, sakykime, tas dalykas, kad jie visi išvažiuoja visada sužavėti Vilnium, sužavėti Lietuvą, sužavėti jos grožiu, sužavėti šilumą žmonių ir maistu. Kartais būdavo, kad oi, Lietuvoje maistas toks kažkoks keistas. Paskutiniais metais išvažiuoja visi, o koks nuostabus maistas, kaip skanu visur. Ir mokyklos valgyklos maistas skanus. Ir kur buvo kavinėse visur visiems patiko, netgi veganai sakė, oi, pasirinkimas buvo geras. Tai va. Ar išlieka tie ryšiai, kur užmesgėt Erasmusų metu? Mes mokyklai dabar, atsimenu, pirmas projektas, kurį man pavyko gauti, tai buvo gal prieš kokį, sakykime, 10 metų, bet ten buvo, atsimenu, ir buvom Londone, ne Londone, buvom Mančesteryje, Liverpoolyje, kitose tokiose šalyse truputėlį. Tai buvo praėję kažkiek laiko, paskui turėjom dar vieną projektą, o dabar šiais metais buvo 4 projektai, tai buvo labai daug. Tai buvo tokia didelė pertrauka. Tai iš tų pirmų draugų iš tikrųjų, kurie buvo prieš 10 metų, Facebook'e dar iš Turkijos toks iš Sakarijos buvo vadovas, mes nebuvom netgi Facebook'o draugai, nieko, bet paskui kažkaip paskutiniu metu jis pakvietė mane į draugus ir sakau, ir pradėjome žiūrėti, aš ten apie projektus įdėdavau nuotraukus, kad Virginija, kaip būtų gera dar pamatyti, susitikti jūs ir tavo draugų, ir tavo kolegas. Tai aš jam sakau, žinai, mes važiuojam į Stambulą, lapkričio mėnesį, visi mokytojai atvažiuok, būtinai atvažiuosi, duok žinią. Tai išlieka ta draugystė tokia. Aš tai esu iš tų žmonių, kuriems patinka ilgalaikė draugystė. Aš nesu taip, kad greitai pabuvo ir pasibaigė. Man patinka, jeigu jau susidraugauju, tai taip tą draugystę ir išlaikyti. O kada jūs gyvenime supratot, kad norit būtent su pedagogika dirbti kažką? Nežinau, kada aš supratau, turbūt dirbdama mokykloje supratau, kad man čia labai patinka. Bet ar buvo prieš tai kitų variantų? Buvo variantai tokie, kad aš baigusi, reiškia, mokyklą, atsimenu, 12 klasėje per istorijos pamoką, sakau, Jėzus, jau šitą istoriją, jeigu, sakau, gyvenime ir būčiau mokytoja, bet istorijos tikrai niekada. Ir paskui pirmus metus stojau į teisę, į universitetą. Išlaikiau 4, atsimenu, tai 4, 5 balų sistemoje buvo mažai, nes tuo metu, ten buvo kitokia situacija, ten labai priėmė po kariuomenės, su darbo stažu ir taip toliau, ir aš nepakliuvau. Kitais metais jau bijodama, kad neįstosiu, jau įstojau į istoriją, tai įstojau 2 numeriu ir buvau, taip sakant, visiškai patenkinta studijuodama, nes buvo geras laikas irgi. Ir kaip nuėjau praktiką, atsimenu, į mokyklą Kretingoj,
Aš sakau, nu nežinau, sakau, ar aš myliu tą darbą, ar nemyliu, sakau, aš taip dar nesuprantu savęs, ar man patinka, ar nepatinka. Paskui atėjo vaikai, mes pakvietė į žygį, mes išėjom slidinėti, paskui jie atėjo čia, oi, dėkoti, ten su gėlėm viską. Aš sakau, kaip faina, sako, nu va, sako, viskas, o taip po biškį prasideda ir jau tada įsimyli tą darbą. Ir šiandien aš visada ir mokytėms sakau, nėra geresnės specialybės kaip mokytoja, moterims ypač. Man patinka. Man patinka bendrystė su vaikais, ta energija, ta jaunystė, jinai tiek teikia žavesio gyvenimui, man labai patinka. O kaip tampama mokyklos direktorium? Niekada nesvajojau, niekada negalvojau, bet kažkaip visi pradėjo, kai mūsų direktorius išėjo iš mokyklos, Vladas Malcevičius, jam buvo, aš dirbau pavaduotojai, buvau patenkinta savo darbu, nes mane absoliučiai nedomino pareigos, nes aš buvau taip įsijungus į veiklas, į gyvenimą, į viską, kad mane absoliučiai nedomino pareigybė kažkokia tai. Ir visi sako, tau reikia būti, kažkas pradėjo, kai sako, tu gimusi būti vadovu, būk. O man iš tikrųjų tas darbas patinka tiek, kiek aš galiu irgi būti toje bendrystėje, kažkokioje veikloje. Bet kai ateina reikalas apie kalbėti ir daryti su popieriais, su tvarkom, su visokiais dokumentais, tai man yra, labai nepatinka šitas darbas. Popierinis, man patinka toks gyvenimas, nes aš jau tikrai pakankamai ištikimai dirbu čia visą gyvenimą tik šioje mokykloje ir pradėjau dirbti mokytoja, paskui renginių vadovė, kas man labai patiko tais laikais. Ir tada pavaduotoja ir galų gale šitaip ir tikrai, kaip aš sakau, kur gyvenu namuose, tai tuos namus pakeičiau vieną kartą, paskui dar antrą kartą, trečioje vietoje dabar gyvenu, ar ketvirtoje. O mokyklai darbas toj pačioj vietoje visą laiką. Taip, kad aš jau įsimylėjusi mokyklą ir užupį. Jeigu galėtumėt pakeisti vieną dalyką apie arba mokyklą, arba šį bendruomenę mokyklos, ką pakeistumėt? Aš turėjau galimybę, bet aš nekeičiau. Nežinau, nieko aš nepakeiščiau. Gali būti net ir fantazija, kad visi ant vienaragių atjotų į mokyklą, bet tiesiog kažką tokio, ko jūsų manimų trūksta labai. Mokykloj? Mokykloj arba vaikam patiems, mokytojams. Aš tai visada ir mokytojams sakau, mes visą laiką turime daryti ne tik tai, ką privalome, bet šiek tiek daugiau. Visi. Jeigu norime, kad mes, gyventume, kad mes, taip sakant, turėtume kažkokį tai įvaizdį, kad mes jaustumėmės laimingi ir džiaugsmingi, mes turime daryti trupučiuką daugiau negu reikia. Nes tada, kai darai truputį daugiau nereikia, tai tu padarai, atiduodi daug širdies, o kai atiduodi širdies, tu kažką tai ir gauni tokio ir tada gyvenimas toks džiaugsmingas, pakylėtas, geras būna. Taip, kad nežinau, ką pakeiščiau. Čia gali daug buitiškai galvoti tą ir taip toliau, bet mano tokioj filosofijai, aš ir, kai mes išleidome su mokytoja Namaiškienė, išleidome 3 knygas apie mokyklos istoriją ir jas dovanoja mokiniams per išleistuvės. Kiek turime jų, tai paskutinė knygos pavadinimas yra mano mamos sesuo, yra literatūros profesorė Amerikoje ir jos eilėraštyje buvo tokie žodžiai: gyvenimas mozaika, mozaika akmenėlių sutartinė. Tai man jie labai patinka, nes knygos pavadinimą tokį padarėm ir esmė yra tame, kad mes visi esame skirtingi kaip akmenėliai, bet jeigu mes derinamės vienas prie kito, suprantame, palaikome, padedame, tai mes galime sukurti ypatingai gražią mozaiką, ypatingai gražų kūrinį ir reikia to siekti, daryti, nes niekada nepadarysi taip, kaip tik tu nori. Visada viskas turi derėti gyvenime. Anksčiau būdavo mokykloje daug visokių veiklų, kur patys mokiniai, man atrodo, organizuodavo kaip visokios grupės, dar kažkas. Muzikantų? Jo, muzikantų. O tai čia niekas nepadarys, tik jie patys, jo. Tai ir dabar sumažėjo, kodėl jūsų manymu jau kažkaip vaikai neberodo tos iniciatyvos? Ne, tai jie rodo, žiūrėkite, dabar yra šito, kaip ten, žydelio grupė, ar ne?
suorganizuota, jie groja ir viskas. Bet ir tada tos grupės, jos buvo tokios neoficialiai suburtos ir neoficialiai suorganizuotos. Tai buvo mokiniai, kurie susijungia, tokie undergroundininkai, kurie susijungia, kažkur paprašo patalpos. Visada mes skiriame patalpai. Dabar buvo skirta tenai šalia prezidentūros kitoj pusėje ta patalpa. Jie gali repetuoti, sudarom sąlygas, viskas gali būti. Aš manau, kad nieko nebūna taip nuolatos ištisai. Būna kartais pakilimas, vienoj vietoj nusileidimas, kitur vėl pakyla. Vienu metu vienoj srity kažkas tai suklesti, paskui ateina eilė kitam. Taip kad jeigu tik atsiras vaikų, kurie muzikuoja, kurie nori kažką tai padaryti, visada mes sudarom jiems sąlygas, kad jie galėtų kažkur tai repetuoti, kurti. O kas jūs motyvuoja dirbti ir eiti į priekį, nes vis tiek darbas sunkus ir reikalauja daug energijos? Taip, energijos daug, labai daug. Man net šeimoje sakydavo, viską atiduodi mokyklai. Jo, bet kas motyvuoja, tiesiog, šiaip jau aš esu tokia pareigos žmogus ir turiu norą visada padaryti gerai, tai visada ir kitus judinu, darom tą, darom kitką. Man tiesiog patinka taip gyventi. Kažką tai, kas motyvuoja, net nežinau, man patinka, kad žmonės, pavyzdžiui, džiaugiasi, kad kažkas yra gražaus įvyksta. Dabar jau galvoju, mes dabar sukam galvą irgi galvoju, reikia pradėti galvoti, mokyklos jubiliejus artėja, reikia pradėti galvoti, ką čia padaryti. Tai kas čia man pasiūlė tą mintį, kad einam, nes mes pradėjom galvoti apie tai, kad gal reikia kažkokį tai jubiliejaus progą, kažkokį tai paminklą mokytojui pastatyti prie mokyklos. Praeito jubiliejaus progą, tai vat irgi norėjau mokyklinį suolą, gal akmeninį, gal kokį, bet gavosi taip, kad padarė reiškia, mūsų tas skulptorius Gutauskas organizavo suolą mokyklinį, kuris pirmam aukšte yra. Tokia buvo dovana jų. Dar ankstesnio jubiliejaus metu buvo paminklinis tas akmuo pastatytas, kur yra užrašyta apie mokyklą. Ką šiuo metu reiktų padaryti. Nu, pradėjom galvoti, čia daug kainuos. Tai dabar galvoju, reikia tartis su mūsų tėvais, kurie yra, reiškia, prie meno. Arba nueiti į dailės akademiją. Kažkas man patarė taip protingai, kad reikia nueiti į akademiją ir paprašyti, kad vat, jų, pavyzdžiui, kažkoks kūrybinis darbas, kažkokio studento būtų, sakykime, skulptūrėlė mokytojai, kurią reikėtų ten prie mokyklos priekį kažkur pastatyti. Nu, tiesiog visokių dalykų jau pradedam galvoti, kurt ir žiūrėsim, kaip bus. O kelintas čia jubiliejus bus mokyklos? 80, 24 metais. Okay. Ja, čia gražus jubiliejus. Ne 100 metų, kai buvo Vytauto ir Salomėjos, bet vis tiek jau labai sena mokykla. Tai ateis ir 100 dar? Ateis ir 100, bet anie jubiliejai taip gražiai praėjo, labai buvo daug žmonių. Nu, žodžiu. Gyvenimą reikia papuošti gražiomis šventėmis. Jeigu galėtumėt save apibūdinti 3 žodžiais, kokie jie būtų? O nežinau. Kokie? Nu, manau, kad aš tikrai esu tokia, kaip sakyti, tikslo siekianti, atsakinga, bendruomeniška, nežinau. Ir džiaugsminga. Jo, dažniausiai labai moku džiaugtis ir visada būnu laiminga, jeigu kažkas įvyksta gerai. Ir ką palinkėtumėt Vugo mokiniam? Ką palinkėčiau mokiniam? Kartais aš per išleistuvę sakau, jog žinot, kai būna dabar daug protingų žmonių, daro tokių dalykų, kurie kenkia žmogui, ar ne? Sakykime, protingi žmonės gamina ginklus, atranda dalykus, kaip kitus žmonės naikinti, dar kažką daryti. Tai aš visada linkiu, kad jų darbai tarnautų gėriui, žmonijos gėriui. Ir visada sakau, sėkite grūdus taip, kad žemė išaugintų gėles, kad būtų gražu, kad viskas klestėtų, gražėtų ir taip toliau.
Nes iš tikrųjų tai esame išleidę labai daug mokinių ir yra labai daug įvairių prisiminimų su tais mokiniais, kurie tikrai padaro labai gražių darbų, kurie parodo daug šilumos, gerumo ir taip toliau. Ir tas kontaktas su jais, tas jų pažinimas, tikrai sustiprina, parodo, kaip tu elgiesi, ar gerai, ar ne. Ir ta bendrystė labai ilgai išlieka. Vat kaip mes kalbėjom, kad reiškia, kaip vyksta tie buvę mokiniai, ar jie ateina į mokyklą, ar neateina. Jie ateidavo ne tik į mokyklą, ateidavo, aš atsimenu, pas mane paskutinį skambutį šventė mano sode, reiškia, ten daug vietos, ten ir futbolą gali žaisti ir viską. Ir atsimenu, kaip vaikai, ir jau ten aš iškepiau obuolių orkaitėj tuo metu, reiškia, tai jie buvo labai patenkinti, jau ten šoko, žaidė ir taip toliau, tai šitą net iki šiol atsimenu, kad keli vaikai atsisėdo balkone antram aukšte. Pradėjo lyti lietus, bet ten stogelis yra, tai žiūrėjo, reiškia, žaibus, nes tuo metu taip žaibavus, eikit į kambarį, eikit šalin. Ne, tai yra toks grožis. Ir tas vaikas paskui studijavo fiziką, tai galvoju, va. Tai čia jau irgi prisidėjo galbūt prie to. Labai daug yra įdomių prisiminimų, mokykla yra gera vieta. Ir žodžiu, manau, kad tikrai daugelis prisimena ją su gerumu ir su meile. Dėkui tada labai už pokalbį. Ačiū.